kartu ėjo bendrą poezijos kelią, mynė iš posmų. Taip mes nusilenkėm Eglei. Bet žinojom, kad ne viską padarėme, labai norėjome atvykti į Jonavą. Dėkojame bibliotekos kolektyvui, bibliotekos direktoriai, kad garbingai mus priėmė, leido šią gražią atminimo dieną skirti mūsų brangiai Eglei. Dabar pristatysiu svečius, kurie atvyko šitoje šventėje dalyvauti. Labai džiaugiamės, kad kartu su mumis yra Eglės dukra Inga Brazdžiūnė. Kad tai yra kartu su mumis Eglutės anūkė, labai mylima Kamilė. Šiandien jos su mumis. Džiaugiamės labai, kad mes galim kartu visą savo padėką, nuoširdumą, žodžius išsakyti iš širdies, girdint jos artimiesiems. Kartu dalyvauja salėje yra kauniškė poetė Rasa Celkevičienė, kuri irgi buvo labai artima Eglutės draugė. Taip pat atvyko poetė iš Vilkaviškio Aldona Maksvytienė. Saksofoną dirbo Eglės bendražygis, daug jie abudu renginių kartu dalyvavo, kartu nuoširdžiai bendravo, vienas kitą palaikė. Romualdas Žilinskas laikosi Romualdui už jo gerumą. Labai džiaugiuosi, kad atvyko kauniškė poetė Janina Bendžiuvienė iš Kauno. Renginį atidarys po mano pristatymo Rasa Puidaitė iš Kauno. Jinai paskaitys Eglutės iš naujausios knygos eilėraštį, kuris tarsi tos knygoje tarsi būtų parašytas Eglės testamentas. Jūs išgirsite eilėraštį, suprasite, kokias gyvenimas yra nenuspėjamas, trapus. Dabar džiaugiamės, kad kartu su mumis yra poeto Romualdo Šarkaus žmona Eugenija Bronislava Stravinskienė iš Kėdainių. Romutis irgi buvo Eglės draugas, bendražygis, Eglės skatino, ragino leisti savo poezijos rinktinę. Ir dabar mes tikrai jau žinome, kad Romualdo knyga jau bus ir tikrai vyksime į pristatymą dalyvauti, kad pagerbti ir Romualdo atminimą. Svečiuose muzikinis duetas iš Alytaus rajono, Laima ir Almantas Kyboliai. Jie irgi dainuos pagal Edmilės žodžius. Žinoma, lenkiamės Danutės Kasparavičienės gerumui. Josios 3 amžiaus universiteto moterų ansamblis Vakarė taip pat dovanos savo dainas. O Jazmiškė Laima Butkienė savo darbais papuošė bibliotekos erdvę. Susipažinkite su jos koliažais iš džiovintų augalų. Autorė pati pristatys savo darbus. Dabar dar labai džiaugiamės, kad kartu su mumis yra Jonavos literatų klubo poeto šaltinis, garbės pirmininkė Irena Gulevičienė. Ten dukra apsiverkusi sėdi, ten sūnus su mažu anūku. O aplinkui mane vien tik gėlės iš vasaros pievų gaivos. Į tik kelmą įstrigusios strėlės dar ilgai tarsi smilgos linguos. Mirkčios žvakės pavargusios degti. Tiek seniai nematyti veidų. Taško kelias į amžiną naktį, kur nėra svetimų, nei savų. Atvažiuokit, šalia pasėdėti. Prisiminkit gražias minutes. Tik neverkit, prašau, bet padėkit.
Neseniai mes atsisveikinom su poetu Alfu Pakėnu. Neseniai mūsų klubas atsisveikino su Albinu Pavasariu. Visi jie buvo jauni. Visi neturėjo 70. Vadinasi, buvo jauni. Paskutinį kartą Eglę mačiau miesto centre, prie tvenkinių, prie fontanų. Mes abi tipo pavakarys susitikom, nusišypsojom vieną kitam, pasisveikinom ir praėjom. Tai buvo mano paskutinis susitikimas su ją. O anksčiau, pačioj pradžioj, kada pradėjau Šaltinio klubui vadovauti, Eglė buvo gyvybinga mūsų klubo narė. Ji dalyvavo šventėse ir tikrai buvo, jeigu neklystu, Pienių pieva, man reikės knygelės pristatymas, pirmoji knygelė, galbūt ar iš ją suklysiu. Ir turiu daug nuotraukų, pasivartų albumus, atėjo toks metas, kada jau noris albumus pasvartyti. Ir žiūrėk, taip mes sėdim apsikabinusios ir apsikabinę. Taip smagu, taip gera. Ir tikrai tuo metu mes negalvojom, kad išsiskirsim visam laikui. Eglė dar kelias knygas išleido pirmas savo pavardę. Po to jinai jau tapo Egmile ir daugiau jau mes kažkaip tų knygų beveik 20. Kada dar buvo rajono laikraštis Naujienos ir man teko redaktoriauti, aš paskambinau ją į darbą, sakau, Eglė, susitinkam, pasikalbam abi. Ir einant darbo pabaigą, jinai atėjo pas mane į kabinetą, mes su ja šnekėjom apie 1,5 valandos, apie poeziją, apie gyvenimą, apie tai, kas buvo, kaip ko nereikėjo, kad būtų. Ir taip nuoširdžiai kalbėjomės ir sakėm, dabar tai susitiksim. Tai buvo 2015 metais kovo mėnesį. Ir čia, ir elektrinė, sakė. Ir man tiesiog miela prisiminti tą moterį, va žiūriu, dabar į nuotraukas, į visur vienodą. Bet į džiuguose, paskaitykime jūs eilėraščius. Ir man sakė, čia ne mano poezija, čia aš, čia mano gyvenimas, čia mano valandos, čia mano dienos, o tų knygų daug. Ir skaitydami pamato, kad tas leitmotyvas daugelį eilėraščių minimas ruduo. Ruduo. Tai galbūt pats gražiausias metų laikas, o gal tai yra saulėlydis, kada reikia atsisveikinti su gyvybingumu, su gyvybe. Taigi, miela Eglė, mes tikrai nepamiršom tavęs. Nors į virtualią erdvę perėjusi buvai, bet likai mūsų visų prisiminimuose įliks. Ir aš noriu, čia man 15 metais. Eglės mintis. Visas mano gyvenimas persipynęs su eilėraščiu. Jis tarsi dienoraštis, kurį rašau. Jame maži ir dideli džiaugsmai, skūpos ašaros ir netikėtos žaizdos. Turbūt kaip ir pas kiekvieną žmogų, tik aš visus savo išgyvenimus sudedu į eilėraštį, kurie kai kam gal papiktina, kai kam jos perskaičius tampa lengviau. Nesistengiau nei patikti, nei įtikti. Priimkite mane tokią, kokia esu. Arba pastumkite į šalį. Taip paprasta, taip nuoširdu, taip atvira. Mes šiandien padainuosim pagal Eglės žodžius porą melodijų. Tikrai Eglė be galo mylėjo Lietuvą. Ir šiandien turbūt negalima suskaičiuoti eilėraščių, kaip ji subtiliai, kaip jinai gražiai išsakydavo eilėmis apie Lietuvą. Na štai vienas toks. Tenai, kur upės lėtos, tik šaltinėliai tekini. Ten, kur darželis kvepia mėtos, kur Dievo ašara sulė, kur žemuogėm prisirpęs oras garuoja
pievos paryčiais, kur net kiečiausias lauko molis pakvimpa plaukiančiais rugiais. Pagriovyje mažutė kalvė, žaizdre sustingus pasaga, kur šieno kvepianti pagalvė, nugulusi pradalgėje. Gandralizdis ant seno rato, vežimas prie senos pirties, kaimynas pelenus iškrato prie nederlingos obelies. Vaikystė pėdsakus įspaudus, širdį netylančią gaidą, gražina ten, kur saulė maudos, diena vaikystės ežere. Šio krašto keliantys peizažai, papėdė šimtmečių gilių, čia Lietuva, čia žmonės gražūs, čia viskas mano ir visų. Kai vas nubris rudens arimais, pasibodėjusiais plikais laukais, kai siela gaus bedvasis užtemimas, pasišnekėkime laiškais. Pasišnekėkime ramiai, juk laiko marios, visa žiema ir polaidis po jos. Pabūkime savo minčių karaliais ir pasivaikščiokim laiškuos. Pavargusių dienų vėsiam pavėsį, nelepia
ant saulės spinduliais skaidriais. Ir jei tada kitaip nebegalėsim, pasišnekėkime laiškais. Į juos sudėkim šilumą ir viltį. Kai nieko nebeliks, gyvenkim jais. Jeigu kitaip negalime prabilti, pasišnekėkime, šnekėkimės laiškais. Tai supratot, apie laiškus. Apsikabinimas, tas šiltumas, jos nuoširdumas, lyg šiol lydi mane prisiminimuose. Tai buvo nepaprasto jautrumo ir atvirumo žmogus. Mes daug susirašinėdavom. Svarbiausia, viena kitai patardavom. Ir man buvo keista, kad vis tik aš nepažįstamas žmogus, bet ji labai atsiverdavo. Tiesiog buvo smagu, kad ji pasitikėjo manimi, o aš pasitikėjau ją. Ir šiandien šioj prisiminimų šventėje ne tik ašara nurieda, ne tik širdis suspurda, bet ir užlieja ilgesys ir džiugesys, kad vis tik gyvenime susitikome tokį žmogų, jautrų, sielos žmogų. O aš norėčiau padėkoti poetai Virginijai Vėjūnei. Tai mano širdies poetė, mano sielos draugė. Ir padovanoti savo knygą, kurią visai neseniai išleido prieš porą
bendražygė, galiu pasakyti, kad Eglytė buvo ne tik puiki poetė, bet nuostabus žmogus. Aš taip pat susipažinau per ją su ją tik per internetą. Ir nors nugyvenau jau gana daug metų, gyvenime teko sutikti tik vieną tokį žmogų, kuris buvo kaip mažas vaikas. Visais pasitikėjo, visus mylėjo. Ir kiekvieną, kuris prieidavo prie jo, kaip ten mažiuką kačiuką, šuniuką paglostė, padraskino, pamokino. Todėl šiandien aš noriu paskaityti jos eiles tokias. Ačiū Virginijai, kad paskolino knygą ir būtent šitos eilučius. Kaip tik papuolė į akiratį, o manyje dar vis nemiršta vaikas. Nors ir neliko tų, kas juo vadina. Gyvenimas tarsi ant plono siūlo laikos ir ateitis tik ant palaikio lyno. Bet siela vis dažniau vaikų pravirksta, nerasdama ją. Ir mes kartais pradėjom susirašinėti vieną su kita. Turėjom planų. Ir kada Eglutė papuolė Kaune į ligoninę, klinikas, aš ją aplankiau. Ir niekaip iki šios dienos negaliu pamiršti. Sėdėjo jinai palatoje, ant lovos palatoje ėjau. Ir mes ilgai šnekėjomės, bet taip viskas vyko nuoširdžiai. Ir aš galvoju, kad aš ją pažįstu jau visą gyvenimą. Ir mes dar kūrėm planus, yra ir žinutės pas mane jos, ir dar galvojom, sukursim renginius kažkokius, bet dėja likimas buvo nepalankus. Labai niekad negaliu pamiršti to momentu ir turbūt niekad nepamirščiau, nes paliko širdį gilų pėdsaką. Paskaitysiu dabar jūs trumpą. Jei tau manęs reikės, ieškoti Lietuvai arba dar kvepiančių bedunkurių. Jei tau manęs reikės, ateik į pievą. Aš pasitiksiu daugų vartelių. Jei tau manęs reikės, Pasklidę klaidė šešėliai.
koplytėlė. Nurimsta pasitraukdami šalin. Bet šalčio tyloje koplytėlė. Nurimsta pasitraukdami šalin. Nepraisit nei pro gėlę, nei pro, kaip sakyti, nei per žmogų, nei per kitą. Visiems kažkur tai akis mato. Gražios jūs mano dailioji lietis, pažiūrėkis, o ten šypsena ir šiluma, džiaugsmas ir meilė. Nu, kad nemylėt šito krašto, nu. Tai būkite ir jūs visą laiką. Keliai užgeso, pavargę vakarai, nevarginkit akelių, šviesa nuėjo kur, nebeklubo mieloji, aš negaliu prabūt. Parymus, baltais sužiedamais plaukai, žaidynų banguojančius arėjimus, nelaukdama kada surusmariai. O tu ir vėl neopenės parymus, baltais sužiedamai plaukai, žvaigždynų banguojančius arėjimus, nelaukdama kada sūnus pareis. Tiesiog susikaupę, mūsų ratai nepaver. Atleiskime motižėlę, tai aš. Paskartikite kraštą ir visą laiką čia. Kiekvieną tavo dieną pažadinu kančią. Veidiktų mane, nebėra abejonių nei baimė. Tavo tvirtą delną jaučiu, širdis pūsta paukšte man išvaimė. Gerai, nesustokit, prašau, mano akys ilgesiu rauda, tiek likimų sutryptų, nieks visiems kaip ir man skauda. Gerai, nesustokit, prašau,
visiems kaip ir man skauda. Vilniaus pievos gaivumas rasų, prausia pėdas bridžių nepalieka. Ten galūno kaip lūpo akmuo, jūros samanos galva jam klauso. Gerai, nesustokit, prašau, mano akys ilgesiu rauda. Tiek likimų sutriktų, jiems visiems kaip ir man skauda. Gerai, nesustokit, prašau, mano akys ilgesiu rauda. Tiek likimų sutriktų, jiems visiems kaip ir man skauda. Jei tau manęs reikės, paklausk kurį bangelį nešasi mane. Jei tau manęs reikės, pakelk palikutis. Ta akmenį gulti šalia. Jei tau manęs reikės, pažvelk į dangų. Matai tą debesį tolumoj. Jei tau manęs reikės, aš čia po langu. Ir niekad neieškau žmonių vilioj. Padėkoti noriu, kad pakvietėte šitą renginį. Buvo netikėta, bet žinau, kad žmonių ją mylinčių iš kaip poetė tikrai buvo labai daug. Ir va, atsiprašau, truputėlį. Supratom. Žinot, tikrai nuoširdžiai. Tikrai nuoširdžiai mes Anglija mačinė. Ačiū. Gerai, pasakykit. Pasakykit, aš tikrai noriu. Truputėlį atvirsiu. Jūs buvot jos gyvenimo didžioji dalis. Poezija yra draugai, tie, kurie buvo kartu su ją, kurios jungia viena ta idėja, viena mintis, kūryba, poezija, užėdinti jos gyvenimą. Tai man tiesiog labai smagu, kad jūs atsimenat, kad yra dar tokia minė žmonių norinčių girdėti jos poeziją. Šiandien tada iš namo atvežiu knygų mamos. Jums. Kaip dovaną. Kaip ačiū. Ačiū už kantrybę. Kol kelio pradžioje
viskas lyg pasakoj. Vaikystė sugelėta suknele, gyvi tėvai, laimingos vasaros ir tai, ko dar žinoti nevalia. Tai nuojauta kažko tai ypatingo ir lauki, kad užaugtumai greičiau, dar nežinai, kokie keliai skirtingi ir kokį jų likimas skyrė tau. Pajusti nenuspėji, kaip užaugę, žaislai senoj palėpėj sukišti, o tavo daugiametė suolo draugė 3 mažų nenuoramų būry ir pradedi savus metus skaičiuoti kitaip, nei kad skaičiuodavai anksčiau. Dabar jau jie nėra tokie pūkuoti, jau supranti, ką reiškia praradau, jau ir vertės sveri ne pagal kainą. Ir etiketės nebe taip svarbu, gyvenimas ne vien tik bėgiais eina, ir jis ne visas tik šviesių spalvų. Galiausiai pradedi žingsnius skaičiuoti, nes nežinai, kiek jų dar liko tau, iki pasieksi paskutinę stotį, etikete ant kojos atvykau. Šiandien mes nusilenkiam Eglės atminimui. Gražia nata pabaikime, tegul skambės saksofono muzika, kurią Eglė labai mylėjo. Ir visus kviečiu po renginio aplankyti Eglės kapą. tą sakralią akimirką turėkime po žvakelę, išlydėkime, atsisveikinkime, dabar jau paleiskime Eglę. Tegul mūsų gražusis angelas, sėdėdamas ant kraštelio debesnės, tegul mums šypsosi. Aš žinau, kad jinai šypsosi ir žinau, kad jinai mūsų visų laukia. Dabar jau man siela irgi bus ramu, nes mes padarėm viską, kad prisiminti, kad tokio neeilinio talento, tokių žmonių tikrai yra reta. Ir toks nuoširdus bendravimas, koks sklido iš jos, tas dalinimasis savo vaizdais. Atrodo, taip nesenai dar Eglė mums kėlė savo vaizdus iš aplankytų dvarų, iš gražiausių savo kelionių. Ir atrodo, viskas, žinot, viskas atrodo čia pat. Labai gaila, kad tas gyvybės siūlas taip trapiai nutrūko. Tad dėkoju visiems ir kiekvienam, kad jūs radot laiko, kad jūs atvykot, kad mes Eglutę prisiminėm visi kartu. Taigi, Laima dar turiu žodį pasakyti. Prie to paties aš noriu pakviesti Egmilės mergaitę su abi. Ateikit, mergaitė. Ateikit. Galbūt kažkur kampelį atsiras tam dar vėlės, nes čia yra tas, kad kur daryk, karpyk. Aišku, menas kitoks, trupučiuką, bet kažkiek tai, jeigu bus prisiminimas kažkoks iš Jiezno, nes pirmas kartas buvo, antras bus gal ir daugiau. Aš noriu jums padovanoti šitą. Kad kažkur tai... Ačiū, drobė, mano namuose visada vietos atsiranda. Dovanėlį iš jų.
iš esmės nepasikeis niekas. Gyvenimas rytoj bus toks, koks buvo iki čia ateinant, bet tu nors čia ir dabar leisk sau patikėti tuo, jog jis šiek tiek gražesnis nei yra iš tikrųjų.